jų tik atskęsti, susigūžęs. O gal krizė tokia, kad gyventi nesinori. Gal atėjai į tą tamsų ruožą, kur žmonės kartais vadina likimu, matyt tokia lemtis. Nesvarbu, tai santykiai, finansai, asmeninis gyvenimas, problemos galbūt su vaikais, kurie jau irgi suaugę, gal ir maži. Reikia pagalbos, bet nemoki prašyti, nes ten ir tada už pagalbos prašymą tave baudė. Ir tu bijai prašyti pagalbos, nes bijai, kad vėl būsi nubaustas. Arba bijai prašyti pagalbos, kad bus dar blogiau. Nes ten ir tada sakė, neduok Dieve, pasiskųsi. Ir tu neini prašyti pagalbos. Aš tai suprantu, aš tai mačiau, aš tai išgyvenau. Aš buvau kiekvienoje krizėje, kiekvienoje pelkėje. Žinai, jaučiuosi šiandieną kaip tikras pasąmonės scenarijų agentas. Pasąmonė man yra mano pelkė. Tik jau taip išnardyta, taip aš su jie susipažinau, kad kiekvienas tamsus pasąmonės kampelis yra mano, atspėjau, radau, tave pamačiau. Todėl aš tikrai žinau duris, per kurias tu įvėjai. Man nereikia tavęs užmigdyti, vesti hipnozę. Registruokis konsultacijai. Per pirmas 15 minučių aš tau parodysiu duris, kas su tavim vyksta. Per kitas 15 minučių mes su tavim išeisim per tas duris. O per likusias 15 minučių mes perprogramuosim tavo pasąmonę. Ego perprogramuosim. Ir tai nesikartos niekada. Tai niekada nesikartos. Registruokis konsultacijai ir patikėk manim. Visada yra būdas rasti išeitį. Tik reikia žinoti, kur ir kada kreiptis.